Все, stumiuosi. Nieko savo. Sako, dar nevesk. Sako, nepasiryžęs dar užkalti tokių meistrų remonto. Nu va, viskas. Gerai, benzino reikia užsipilt. Ir online daryti pirmą užkūrimą. Jauduliukas. Biškį. Nu, iš kelintą kartą užsikurs. Čia manęs klausė? Na. Iš pirmo paspaudimo tai tikrai ne. Klausyk kaimyną, sponsorių pakviesk. Biškių užsikuot. Labai maža kojelė sveika. Sveikas sponsorių. Na, užsikurs. Kur? Iš kelintą kartą. Kam žmonės į sporto klubus eina? Kaip įspūdžiai po pirmo karto? Pasirodė, defektai, nėra krovimo. Reikia tiesiog bako kamščių. Tada bus galima benzino užpilti ir testuoti. Ne šiaip savo dozę. Čia dviguba dozė. Laikyk. Neįsidurk tik. Nebijok, aš irgi bijau. Opa. Va, spaudimo. Ir kažkoks tirštokas tepalas sunkiai. Gerai. Matau ir aš. Trosai per ilgi, reik trumpinti. Su dilde šarvą nuimsiu. Ir tada trosas patrumpės. Atlūžo dalis šarvo. Dabar šitą reikia išvynioti ir gal bus geras trosas. O čia jūs ponas Kranelį šitą filtriuką gerai įdėjot? Čia jau kaip tau išeina. Va. Bėga, reiškia gerai. Tai va. Kai dėsite filtriukus, turėkite omeny, kad turi būti dizeliniai. Tai reiškia su tinkleliu, o ne popieriniai. Nes su popieriniais galite apsigauti, žaisti ilgai ir nuobodžiai. Jau po pirmo užvedimo buvo defektuota, kad krovimo relė bloga. Tai turėtų atsargų pakeista. Į ką dar viena yra. Kažkada buvo naudota panašu išlaidų. Tai ką dar šitą dėsim. O jei tai nepadės, tada dėsim elektroninį. Tokias nebus originalios. NGK. O šita dirbanti eis į atsargą. Žvakės irgi sukite labai paprastai. Aišku, dabar pirštukai atšalo, bet susukite labai lengvai pirštais ir tada pasukite 5 minutės. Va taip. Viskas. Aišku, žvakės galit sukti su dinamometriniu raktu, bet kuris jau čia vintažinės technikos gerbėjas turi tokį. Visi iš rankos turiu užveržtą. Nes dažnai šiai technikai gali ir tekti žvakės kely pakeisti. O ten rakto nebus. Sukite atsakingai. Pasimokiau, kai prieš 15 metų
10 litų žvakę įsukau ir tada pavažiavau 10 metrų ir iškrito. Iki šioliai dar neradau tą žvakę. Motociklas užvestas, jau spėta ir pravažiuot, prasidėjo problemos. Kranelis, kurį reklamavom, blogas, nepirkite šio naujo kranelio, pabandysime kitą dėti, jei tas pasiteisins, tada pareklamuosim. Karburatoriai pakeisti, šitie karburatoriai Zdelno V Rosy irgi blogi, rusai išmoko gaminti propagandą, bet tik tiek, karburatorių nesugebėjo. Todėl šio karburatoriaus įvertinimas yra toks. Tai va. Taip pat reikia padaryti krovimą, prikabinti lopšelį ir daug valandų reguliuoti, testuoti, bet čia jau kitose serijose. Tai laukite reportažų, kurį laiką ties Uralo sustosime, bus šiek tiek dar kitų projektų. Kodėl sustosime? Dėl to, kad reikia prikabinti lopšelį, o lopšelį yra problema. Kiauros grindis. Tai sulopinsim grindis lopšio ir važiuosim į techninę apžiūrą. Žiūrėsim, kaip ten mus įvertins. Tai iki greitų susitikimų.